Lietuvoje gyvenanti ukrainietė sako, kad jos dažnai klausia, kodėl nesimoko lietuvių kalbos. Jie trėžia. Aš neketinu likti šioje šalyje. Kai baigsis karas, grįšiu į Ukrainą. Viskas, aš čia laikinai. Dėl to smerkti mane, kad nemoku lietuviškai, kvaila. Moteris aiškina, kad tie, kurie norės čia likti, galės lietuvių kalbos mokytis, laikyti egzaminus. Aš nuvažiuoju 100 km į Latvijos pusę nuo to miesto, kuriame gyvenu. Šios kalbos jau niekas nemoka. Važiuoju 300 km į Lenkijos pusę. Viskas lietuviškai irgi nekalba. Kam jį man reikalinga? Tai mažos šalies kalba. Mes turėtume visgi piktintis ne tiek tai žmonėm, kurie va taip žiūri į Lietuvą ir jos nederbė, bet atsisukti save, kad mes patys savęs nederbė. Nes kai Lietuva metai iš metų 4 metus atidėdinėjo tą reikalavimą prieglaudos pagrindais priimtiems žmonėms mokytis valstybinę kalbą, tai mes pirmiausia sakom, kad mes patys manom, kad mes esam šalis, kurios kalbos mokėti nereikia. Jau priimtas įstatymas, kad nuo šių metų aptarnavimo sektoriuje dirbantys užsieniečiai privalo mokėti lietuvių kalbą pradiniu lygiu, nuo kitų metų pagrindiniu. Tačiau pabėgėliams iš Ukrainos taikoma išimtis. Ta išimti reikia naikinti seniai. Metai galėjo būti normalu, 2 jau labai gailestinga, bet kas dabar vyksta yra tiesiog gėda.